Atstovėjęs ilgoje registracijos eilėje, šis šaunuolis pareiškė. Važiavau sukurti gero vaibo. Esu Martynas, man 21 metai. Atvykau iš Skuodo rajono Mosėdžio miestelio. Atvykau čia tam, kad palinksminčiau žmonės, kad būtų visiems linksma. Puiku. Beveik visi atvažiuoja demonstruoti savo tikro ar įsivaizduojamo talento. O štai žmogus pagalvojęs ir apie kitus. Linksminu žmonės. Groju instrumentu ir didžiauju. Štai jo numylėtasis instrumentas ir štai jums neskubrus Žemaičio pasakojimas. Senelis grojo simfoniniam orkestre su trombonu. Aš labai norėjau groti trombonu. Bet aš įstojau į meno mokyklą, galiausiai su klarnetu. 6 metus pragrojau su klarnetu. Tada nebenorėjau išvis groti. Išvis nebenorėjau muzikos. Bet tada atėjo mano dėdė ir sako, turiu tą instrumentą, sako, pabandyk. Tai Martynas taip užsikabino, kad nesiskiria su savo triuba iki dabar. Visose 90-ųjų metų filmuose Paplūdimys vienas vyras groja... Bet ne saksofonu gal dažniausiai groja? Saksofonu. Čia ne saksofonas. Čia yra trimitas. Trimitas. Ko tikėtis? Tikėtis galite iš manęs. Staigmenų, nežinau, gal... šiaip žmonės nustemba, pamatė, ką aš darau ir patinka jam, bet tai gal nustebti turėtumėt šiek tiek biškį, truputį. Daugiau nei truputį. Atiduokim tą saksofoną. Jeigu nori, kad būtų saksofonas, reikia atlenkt vamzdį į tą pusę. Ir tada bus. Bet kol kas reikia su triuba. Sėkmės. Sveiki. Sveiki, serė. Kuo jūs vardu? Martynas. Martynai, kiek jums metų? 21. Kuo jūs užsiemate gyvenime? Groju. Kaip jūs užsidirbate pragyvenimui? Tai ir groju. Gerai. Ar tai yra vienintelis jūsų tikslas gyvenime, ar jūs turite Kol planą kas B? taip, bet, aišku, reikia mąstyti kažką. Man patinka jūsų užsidegimas. Ar mes galėtume išgirsti kažką, ką jūs mums šį vakar paruošėt? Labai nekantrauju parodyti. Mes nekantraujam dar labiau. Sveiki atvykę ir važiuojam. Venezueloje bežionės ir marimba. Venezueloje meškelis krokodilai kimba. Venezueloje Salmodo varą atidarysiu cepelinų ir balandėlių barą. Venezueloje kiekvienas saugoma, ši kiekviena pakyrų siela laimė sau suras. Taip šitas bičias nenori dalintis honorarais. Dėl to viską pats daro.
gražiai šoko visi Taip. ir mes viską O mes sugadinam. sugadinam vakarėlį. Buvo toks visiška netvarka ir tegul nesupyksta kalbininkai, bet bardakas. Aš nesupratau, kas vyksta. Ne mano stiliaus vakarėlis buvo. Marijau. Martynai, man atrodo, kad tu išsikėlei savo tikslą, kurio negalėjai pats pažaboti. Norėjai ir tą daryti, ir tą, ir tu akivaizdžiai visko nesukontroliavai ir dėl to paskui pasidarė liūdnai tave žiūrėti, tu pajutai, kad visiems liūdnai tave žiūrėti, tada tu užsiparinai, pradėjai kiloti rankas, nori visus pralinksminti, bet visiems jau nebelinksma. Tu paleidai vadžias iš savo rankų ir dėl to viskas sugriuvo. Ačiū. Ko gero reikia išklausyti verdikto, Marijau? Aš jaučiu, kad tau tai labai svarbu, aš tau duodu tai. Ačiū labai. Tas Power of Six gauti taip, bet, tai galima. Ineta? Atleisk, aš pasakysiu ne. Ačiū. Martynai, ir iš manęs ne, tu nepraeini į kitą etapą. Ačiū. Ačiū labai, kad atvykai. Ai, surait. Galau, sakyk. Surait, žaltė. Kon galvoj? Kon čia be galvos, važiuokit namie. Kon numėjo gulti? Ne, sakau, čia. Bet gražiai grai. Biški trūk. Klausyk, mes lauksim tavęs kitą sezoną, gerai? Lauksite, ne? Lauksim. Nu ką, Sugrįž, gerai, Martynai. pasitreniruok ir sugrįž. Sėkmės. O, kaip skamba. Vis. Gerai, iki. Padarysiu geriau, ateisiu kitais metais.